Tai įveikiau pagaliau šiandien Bishop Pass. Tai Bishopo tą perėją, žodžiu, pavežė vietinis toksai žmogelis, labai nuoširdus ir, žodžiu, tai buvo lipimo kokie 800 metrų panašiai į viršų. Vien lipimas. Ir tada nusileidom apie 900 metrų. Jo, žodžiu, vien leidimus žemyn, zigzagais, tais, bet vaizdai buvo kosminiai. O rytoj laukia, labai tikiuosi, čia paskutinis snieguotas reikalas. Muir Pass, tai dabar, jo, aš esu dabar apie 2,7 aukštyje, o Muir Pass yra 2,6 ar 2,7, nu žodžiu, kilometras nuo va čia, nuo palapinės ir vėl į viršų kilometras. Per kokį 12 kilometrų bus čia, jo, panašiai. Tai ir sniego, ten, žodžiu, sakė, kad yra. Nenoriu sniego. Jo, bet sniego, va, gavau. Tiesa, tik pasistačiau palapinę, pradėjo lyti. Sulindom ir aš, ir čekas toksai Vojta į palapinės valgyti. Tai ir vat, ir daiktus kraustau, žiūriu, jo, kas čia dabar. Jo, o čia yra kruša. Tai vat, tai žodžiu, iš dykumos į sniegą, į krušą ir panašiai. Jo, tai, jo, bet, jo, vaizdai, tai, nu, šiandien, Perkūnija. O taip. Pirmą kartą Kalifornijoje, ne, kaip buvo prieš kokius 6 metus, buvom irgi pataikę į lietų, bet su kruša ir perkūnija ne dar. Tai jo, nu, kalnai, Kalifornija, koks, jo, tai žodžiu čia, visko čia gali būti. Jo, ypač sakė vietiniai, kad po pietų gali pradės rinktis debesis ir panašiai, nu, gali būti visko. Tai čia apie kokie 11 jau pradėjo rinktis debesis. Nu ir va, susirinko kitoj pusėje perėjos ir driokštelėjo. Bet iš tikrųjų, bent jau Garmino parsisinčiau prognozes, kiek aš jas siunčiausi, tai manęs labai netikslas, bet rytoj rodo saulę, po 12, po 2 nakties jau turėtų gėdytis, tai žodžiu, tikėsimės, kad taip ir bus. Tai va, o dabar, tai va, žodžiu, o dabar rengtis į naktinius drabužius ir žodžiu, valgyti ir į lovytę. Čiau. John Muir perėja pagaliau visas kilometras lipimo vertikalaus, jo, iš viso buvo 12 kilometrų. Oh yeah. Sniegų čia buvo nemažai. Labai sulėtino tas sniegas. Čia trobelė, jeigu ką, iš tikrųjų, galima nakvoti ir iš tikrųjų tai įdomus dalykas, kad saulė įkaitina akmenis
Ir trobelėje yra iš tikrųjų šilta. Ja. Tai va, žodžiu, naktį šilta, jo. Dieną vėl įkaitina. Ir wow, iš tikrųjų super. Židinys, tik nežinau ką deginti. Akmenis. Wow, super. Super. Langelis, wow. Ja. Tai vat. Stogas, wow, super. Eina savo. Ja. Čia yra taip. John Moore memorialas. 16 metai. Tai visai čia šviežias, 10 metų. Eina į lauką. Juhu! Opa. O, keliai. O čia tai vaizdai. Uhu! Oh. Wow. Nuo 8 ryto. Be 15 gal. Be 20 pradėjo. Dabar leistis. Būtų gerai kokį 10 km nusileistų. Jo, 8 bent jau, jo. Dar reikia stot, pavalgyt ir tuo metu įsiludžiavint po vakarykščio lietaus palapinę ir miegmaišį labai svarbiausia. Ja, galėjau iš tikrųjų, kai buvo visiška saulė kokia 10-11, tą padaryti. Ja, bet to nepadariau, bent jau miegmaišį reikia, ja. Tai va, gerai. Nedeginam laiko, lekiam žemyn. Čiau. Kaip nunešti medžiagas visokias čia į kalnus. Tai vat vienintelis būdas po senoviai arkliukai. Geras. Be abejo, galima malūnsparniais, dar kažkom, tai taip. Bet tai ko gero ir kaina išauga ir greičiausiai, aš taip galvoju, gal net ir nenori technikos tokios naudoti. Jo, geras. Hey!
Wow. Keliauja medžiagos, greičiausiai įrankiai, medžiagos, po šitų takų, kuriais mes vaikštame remontui, statybai, naujų takų ir panašiai. Tai vakar šnekėjau su tokiu amerikiečiu, tai yra nuostabūs žmonės, kurie dirba tą darbą. Ir įsivaizduokite, kai prasideda sezonas, tie darbininkai, kurie dirba kalnuose, kurie stato tuos takus, pjauna medžius nuvirtusius, sprogdina akmenis, dėlioja tos akmenis kaip bortus, pakopas, vandens nubėgimus. Ir tie žmonės dirba 5 mėnesius kalnuose. Bet kaip jie išeina į kalnus, taip ir tai maisto medžiagas jiems maistą pristato vieną kartą per savaitę arkliais, viskas. Ir jie ten būna 5 mėnesius ir dirba. Vat sezonas taip toks trunka. Ja. Tai, wow. Aišku, jie tenais, kaip paaiškino, toksai sutikęs buvau ir pavežėjo į Bishop miestelį, toksai žmogus, žodžiu, jisai atsakingas už tas, turi vieną komandą tokią, stato irgi vieną taką. Jo, tai žodžiu, jie turi ten visas sąlygas, aišku, neturi ten šilto vandens ir dušo šilto, be abejo, jo, bet tos palapinės yra visai kitokios, jau tokios normalios palapinės, didelės ir lovas turi ne tik paprastus pripučiamus čiužinius arba net nepripučiamus, jo. Tai žodžiu, bet vis tiek 5 mėnesiai, jo, tai yra wow, koks yra, tai tokia istorija. Priėjau upeliuką, tai būtų gerai pereiti nesušlapus batų, tai bandysiu tą daryti, nesiausiu sandalų, jo, bet toks grožis yra, tai išteka čia upeliukas. Ir iš vienos pusės laiptai ir kitoje pusėje laiptai sudėlioti iš akmenų. Tai, kaip kokio sodo upeliukas, sodo laiptai. Tai va, ir iš tokių laiptų iš tikrųjų čia yra labai daug sudėliota. Žmonės, darbuotojai sprogdina tos akmenis, dėlioja paskui iš tų atskilusių ir laiptus.
ir vandenį nubėgti geriau, kad neplautų tako. Tai, tai yra tikrai velniškai sunkus darbas. Ir taip yra susidėlioti tūkstančiai kilometrų visokiausių takų Amerikoje. Jo, super. Wow. Net nemačiau, iš kur jisai atbėga. Haha, geras. Wow. Geras. Nu, super. Jo, ir dabar aš lipu į šį kalną. Wow. Vakar nusileidau, bet nuo to pakilau šiek tiek, labai nedaug, apie porą šimtų metrų, vertikalaus, nakvojau, labai gražiai vietoj ir tuo tarpekliu kilau, tai žodžiu. Tai va, tai iki. Sveikučiai. Tai po mamutų, Mammoth Lakes sekė, bet tik grįžus į trasą. Angliškai tai yra Devil's Post Pile. Nesiaiškinau, kaip jie čia susidarė ir panašiai, bet tai yra toks nerealus dalykas. Prašau. Šakės. Jo, tai... Nu, čia... Žiūrėk, kaip nerealiai susidarė tokį ilgio luitai ir tokie, eina savo. Šakės. Ypač tokių aštuonkampių yra gan taisyklingų. Čia tokie geruliai. Eina savo. Tai va. Nerealus dalykas. Wow. Viršų buvo galima ir jį užlipti, bet patingėjau, labai sunki kuprinė. Maisto užkrauta, kiek tik tilpo. Jo, wow. Geras, čia. Reikės tikrai
vėliau pasidomėti kažkada, kaip čia jie susidarė, kodėl taip pasidarė. Na, šitas nelabai toks jau taisyklingas, bet jo, nu, pats tokie. Geras. Super. Nu ką, judam. Toliau. Mano dabar aš norėčiau, kad būtų sustojimo vieta tokia, nakvynė ir poilsis jau Tahoe ežeras ir Sierra Nevada pabaiga. 300 beveik kilo iki ten. Jo, nu čia geras. Čiau. Ir dar paėjus taku iš kitos vietos. Gerai. Dar geriau atrodžia. Wow. Geras, tokia išlinkę, čia wow. Tikrai įdomu būtų sužinoti, kaip čia jie tą visą procesą, kas čia, kaip čia vyko. Tai jo, wow. Kosmosas. Jei neklystu, man atrodo, kad JAV dar kažkur tai yra bent jau vienoj, man atrodo, vietoj JAV, o kažkur tai ir kažkur kitur pasaulyje, jei neklystu, dar va tokių dalykų yra, o gal klystu. Labas rytas. Vakar jau temstant įžengiau į Yosemitės nacionalinį parką. Tai teko jame būti prieš 6 metus gal. Jo, tai tikrai nuostabu grožio, didelis parkas. Bet jo, ir šalna. Bet vakar per tą skubėjimą, žodžiu, leidžiantis jau nuo kalnų perėjos, žodžiu, labai tingėjau persiauti sandalus ir tiesiog perbristi upę tokią, sakau, akmenimis įveiksiu, žodžiu, nuo akmens ant akmens. Tai pirmas žingsnis ir tiesiog mano žygio lazda susiskleidė ir aš aukštielninkas į vandenį. Tai visą laimę, žodžiu, kritau į tarpą tarp tokių didžiulių akmenų, tai tiesiog kuprinė didelė, tai vat į tą tarpą, žodžiu, nukritau, žodžiu, aukštielninkas, tai viskas gerai,
nieko nesusižeidžiau, įranga irgi sausa beveik liko visa. Tarpsme, kas buvo svarbiausia, vakaras jau, miegamaišys, miego drabužiai merino į Vilną visa, striukė ir viskas gerai, žodžiu, nes ten tarp tų akmenų ten gylis kaip ir nedidelis, pats aš buvau šlapęs beveik 50%, jo, tai žodžiu dabar laukia šlapi batai, šlapios kojinės ir panašiai. Vėl prakeikti batai tose pačiose vietose, vėl pūsles pritrynė, tai žodžiu, tikiuosi, kad, susitvarkysiu dabar tas pūsles ir labai tikiuosi nueiti sėkmingai iki Taho ežero ir mes juos lauk. Imsiu jau dėvėtus ir batus, kurie praktiškai jokių pūslių man nepridarė. Va, ir taip, tai buvo tokia, jau nemažai vakar iš tikrųjų, bet ir tokia, visokių tokių niekučių. Tai pamečiau butelį vieną tuščią vandens, tai liko tik vienas butelis. Turėjau, prisipildžiau visą tą butelį, viryklę jau užsikaičiau, prisipyliau puoduką pilną to vandens, pastačiau, išverčiau. Liko tik pusę litro. Tai žodžiu dabar pusryčiams kaip ir vandens nebeturiu visai. Bet tai, čia maža bėda, diskomfortas. Jo, nes to vandens yra gan nemažai, tai tiesiog susipakuosiu viską ir vietoj šiltų pusryčių bus šalti pusryčiai, ir kas čia tokio. Tai paskui dar kažkas, tai žodžiu, tokių vakar, bet šiandien laukia už 15 kilometrų. Pašto skyrius, man atrodo, ir kavinė, ir parduotuvė, žodžiu, ir tai vat, ir iki Taho, kokios 9 turbūt dienos panašiai. Jo, ir ką, Taho baigėsi Sierra sekcija. Viskas. Grožiai šitie baigėsi. Prasideda Šiaurės Kalifornija. Kiti grožiai. Tai va, tai žodžiu, leidau savo pusvalanduką pamiegoti daugiau. Šiltai iš tikrųjų miegojau, bet jo, kondensato, šalnos, jo, ir ant miegmaišio tai teks kaip ir batus džiovintis, sustoti, kai saulė jau išlys, kokią 10-11. Jo, tikiuosi rasiu kokią aikštutę, aišku, kad rasiu. Va, džiovintis ir miegmaišį, ir batus, ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, vakar su nuotykiais. Bet miegojau labai gerai iš tikrųjų šiandien. Tai va, matau jau po palapinę iš išorės jau atitirpsta
jau lašai bėga. Žodžiu, tai va, jau šerkšnas tirpsta. Tai va, tai, na ką. Tvarkytis reikia visą šitą bardakėlį, ką vakar čia išsimėčiau. Ir į priekį. Čiau.